Nu, na ką, sveiki visi. Sveiki pasveikinti gruodžio mėnesyje. Labai fainos energijos mūsų laukia. Tai truputėlį informacijos, taip kaip eina kanale, tai tiek ir pasistengsiu perduoti. Tai jeigu girdit kažkokius pašalinius triukšmus, tai mėgaujuosi gražiu Lietuvos oru. Iš tiesų šiandien labai graži diena, labai geras oras. Ir Vilnius nuostabus, kaip visada myliu šitą miestą. Ir turi jisai savo tokių energetinių įtraukiančių sūkurių, bet taip pat turi ir sakralinių vietų, kuriuose tikrai mielai rekomenduoju pasivaikščioti, o labiausiai rekomenduoju sukurti tas sakralinės vietas patiems. Jūs esate didžiausias energetinis resursas savo realybėje ir tai ir yra viena iš paslapčių, ar ne? Prabuskim ir matykim, tik tai tiek. Tai grįžkim prie pačio gruodžio mėnesio, kaip bebūtų, mes turim tą pasireiškimą, ar ne, per tam tikrus kažkokius tai antspaudus savęs suvokimo, tai ir mūsų atėjimo data, gimimo data, mėnesių skaičiavimas kaip tokius, kaip konkrečiais skaičiais, ar ne, mes įvardėjom, identifikuojam metus konkrečiai irgi. Visą tai įsideda į bendrą matricos antspaudą, kuri neša mums tam tikras žinias, tam tikras energijas ir per tai galim pažinti labiau save ir tai kontroliuoti, būdami sąmoningume, būdami čia šalia savo žaidėją. Tai dabar kviečiu paklausyti ir pasidalinsiu konkrečiai gruodžio mėnesio, būtent šių 2024 metų gruodžio mėnesio ateinančiomis energijomis, tiek, kiek turiu savo informacinėm lauke, ne, tiek, kiek man paduoda, tiek perduosiu ir jums. Tai pirmiausia, noriu pasidžiaugti, kad tai yra, kaip bebūtų kokybės mėnuo, tai jisai neša savyje trejetuką, taip, nes 12 mėnuo turi trejeto energiją. Jeigu kalbam apie skaitmeninę išraišką, tai trejetukas tai yra kokybės, žinių, energija ir viską, trumpai tariant, viską, ką mes patirsime, ką mes darysim, į ką nukreipsim dėmesį, kokiuose procesuose sudalyvausim, kaip save pateiksim, kaip emocionuosim, viso to rezultatas bus užprogramuotas su kokybės ženklu ir įsinešim kaip pavyzdį, kaip algoritmą į tolesnius veiksmus. Tai kviečiu atkreipti ypatingą dėmesį, ypač į jausmus, į emocijas, į išgyvenimus, patyrimus, tai ką jūs jaučiat viduj, ypač bendraudami su žmonėm, kurie jūsų scenariniam kode reikšis ir ganėtinai aktyviai, įvairios situacijos, žmonės netikėti sugrįžę, galbūt iš kažkokios praeities istorijų, taip pat ir be abejo patys artimiausi vaikai, tėvai, sesės, broliai, kaimynai, artimieji, kolegos, bendraminčiai ir panašiai. Visi jie jums suteiks neįtikėtinų, labai gilių emocinių pradirbimų, kas duos didžiulį pagrindą, pastatys tokius didelius emocinius pamatus, pagal kuriuos toliau jūsų pasireiškimas šią matricoje reikšis tam tikrose scenarijuose, imdamas kaip pavyzdį jūsų algoritmą jau įdėtą būtent šį mėnesį, kaip jūs sureaguosite į tam tikras situacijas. Tas algoritmas, ta reakcija, jinai po to tęsis kaip pavyzdys, kaip kažkoks tas paternas, vadinkim taip ar ne, kuo remsis jūsų matricos kodas pasireiškime čia šitam žaidime. Tai kaip tai išsipakuoja? Išsipakuoja, jeigu jums konkrečiai numerologinė prasme, tai vienetas ir dvejetas, vienetas yra asmenybė ir baziniai kodai, tai kas yra sudėta. Dvejetas, sakykim, tai yra santykiai su išorė, santykiai su asmenybės kitomis dalimis, tai yra tai, ką jūs identifikuojat kaip kitus žmonės, kaip kažkokius kolegas, artimuosius, partnerius ir taip toliau. Tai yra vienetas ir dvejetas, tai yra partnerystė ir kas vainikuoja, tai yra kokybės, tai yra pagrindo ir pamato energija. Tai kviečiu labai įdėti daug dėmesio ir sąmoningumo
į šitą mėnesį, nes viską, ką jūs imsitės, visko, ko jūs sieksite, žinoma, iš širdies be abejo, turėkime omeny, ar ne, viskas bus labai orientuota į kokybę, į tikslų žinojimą, į tikslų išjautimą, į tą tikrąjį pamatymą, ar ne, kažkokių dalykų, suvokimų ypač. Tai kviečiu labai girdėti save, savo širdį ir klausyti to atsakymo, kuris eina iš tiesų iš vidaus, o tas vidus tai be abejo esate jūs pats, ar ne, aukštesnėj dimensijai. Tai nebijokit, nes dabar scenarijai paduosim tuos dalykus, kurie galbūt iš seniau iškils, kažkokie ten norai, labai daug reikės pabandyti, išbandyti, kad atsisijoti galbūt, kas yra jūsų, kas ne jūsų, bet jums tai seksis daryti ir jūs labai puikiai jausitės tame ir jūs matysite akivaizdžius rezultatus, kad tai yra mano, tai yra ne mano, tas žmogus yra mano, ne mano, vadinkim taip, ar ne banaliai, ar ten veikla, jausmas, pojūtis ir taip toliau, buvimas, scenarinis kažkoks tai variantas ir taip toliau jausit širdį, jausit ir kviečiu įsijungti į tas visas energijas, kad ir kokius scenarius jums paduotų, jūs tikėkit savim, eikit, išbandykit ir jūs tikrai žinosit, kad tai yra ne jūsų ir jūs paliksite tai šone ir bet kuriuo atveju jūs prives prie to tikrojo pasirinkimo, kuris bus paremtas kokybė, būtent šį mėnesį. Tai be abejo, mes užbaiginėjame energijas, mes užbaiginėjame metų energijas, bet padėkim pagrindą tokį tvirtą ir tiems kitiems 2025 metams, nes jie bus visiškai kitokie. Mes atsikelsim visiškai naujam pasauliui. Jau dabar tai vyksta, o gruodžio mėnesį mes uždėsim tą didįjį pagrindą ir tai mes pajusim tų ateinančių metų tokius būsimus algoritmus, kurie kvies mus įvertinti, ar mes norim eiti tuo keliu, nenorim, tai mūsų ar ne mūsų. Ir tai mes jau galėsim pamatyti tokias gairias, šį mėnesį galėsim pamatyti tokias gairias kitų metų realizacijos kažkokios ar ne, jautimo ir tos ateities gairias, būtent kitų metų. Tai labai numeris 1, tai yra atkreipiam dėmesį į emocijas, jausmus, išgyvenimus, nes taip kaip sureaguosim, dėsim pagrindą, sakykim, sako 32 metam, ar ne, bet galbūt tai be abejo bus kaip pagrindas, kaip pirminiai tie tokie duomenys jūsų asmenybės, naujos asmenybės formavime, tokie bus pirminiai duomenys, bet jie būna sąmoningi, be jokių karminių likučių, ar ne, kurių mes nelabai norim, ir be jokių ypatingai išreikštų ego. Ir turėkim galvoj, kad viskas, kas mus trigerina aplinkui, viskas, ką mes matom blogio, ar kaip jūs pavadinsim blogio, ar ne, nėra jokio gėrio blogio. Visą tai mes sukuriam patys savo, kad praeitumėm šitus gražius dalykus. Čia ir išgyventumėm tą visą nuostabų materijos pasaulį, būdami kiekvieną savo dimensiją, ar ne? Kas dar 3D miega, kas 4 dar miega, ar ne? O kas jau ir prabudęs ir suvokia, supranta ir išgyvena tuos raktus, kuriuos aš čia susidėjus ir į šitą visą įrašą ir supranta, apie ką aš kalbu, kad mes esam kūrėjai, mes viską sukuriam patys. Taigi visa ta emocija, kurią jūs atiduodat išorė, kurią jūs gyvena, dažniausiai visi ir gyvena tik išorė. Tai, ką jūs atiduodate savo kūnas, eilinis medis, pastatas, žmogus, mašina ar tiesiog kažkoks vykstantis procesas yra jūsų atoveiksmis, jūs esate juose. Ir tas pirmas prabudimo efektas, kaip tik tai jūs pajusit, ateis tas laikas, kai jūs jusite visame kame save ir tas neatsiejama dalis energetinio tos rauto, jūs suprasit, kad tai yra iš tiesų visa ta tiesa buvo taip panosim, o mes tiesiog nemokėjom to pamatyti, negalėjom girdėti, nes visiškai miegantis objektai, programiniai tokie, negalėjom netgi sau leisti to padaryti, nes tas sansaros tie ratai, jie taip įtraukia, kad visi atsakymai, kurie yra šalia mūsų, visiškai paleinosi. Jie mums atrodo tolimi ir visiškai nelogiški, neįveikiami ir iš fantastikos zonos.
Tai ką, tai tas gruodis, tai būtent komunikacijos yra mėnuo, toks partnerystės mėnuo, jausmų, emocijų ir didžiojo pagrindo pateikimo mėnuo. Turėkim save, savo širdį ir savo energetinį srautą, kelkim tą savo vibraciją, nes, argi jūs nenorit, kad jūsų išorė vibruotų, su šypsena gėriu, su to visa energija eitų į tave, nes žinokit, kad kaip tik tai jūs viduje esat pakylėtas, ar ne? Jeigu nuolatos tai vyksta, tai yra simbiozė visų jūsų sakralinių kūnų, visų jūsų patirčių, tai yra visų jūsų suaugusio vaiko, mamos, tėčio, brolio, sesers vaidmenų. Tai yra pats didžiausias ir gražiausias dalykas, kai jūs esate viename, čia ir dabar momente, ir jūs galite save suvokti per tai, kad aš pagaliau susirinkau save ir aš išorėj matau lygiai tą patį. Dėl to, kad niekas kitas geriau neatspindės jums jūsų vidaus kaip ta aplinka, kurioje jūs reiškitės. Tai yra taip nuostabu iš tikrųjų ir perduoti jums žinias tas. Ir nepamirštam, kad viskas šį mėnesį eis su kokybės ženkleliu. Imkitės, darykit, keiskit, pasirinkit teisingas datas, jeigu norite keisti ten, sakykime, kažkokius daryti dokumentus ir taip toliau. Kiekvienas turi kodas papildomą savo informacinį lauką, kurio dėka, jeigu jūs tik tai nukreipiat energiją, nukreipiat į tai dėmesį, tai veikia kaip papildomas pliusas, sakykime, ar ne, jeigu jūs norite keisti, pirkti namus, ar ten keisti dokumentus, ar keisti banko korteles, ar kažkur keliauti, susitikti ir taip toliau, rinkitės sąmoningai, jūs esat patys valdovai ir tai yra tik tai jums pagalba. Skaičiai, per kuriuos jūs ateinate, taip pat pagalba. Visame kame esmė yra pažinti save. Kaip tik jūs tai padarote, žingsnis po žingsnio, bent po truputį, jūs pradėsite skaityti ženklus labai lengvai, jūs pradėsite manipuliuoti savo energijom ir savo galimybėm. Ir tada jūs pamatysit, kaip ta atskirtis yra ryški, kad mes vis dėlto esame dideliam gražiam žaidime. Ir kad mūsų žaidėjas yra pats fainiausias ir geriausias. Ir tas tikslas yra mums po nosim. Tai toks tas gruodis, pasitinkam tos 2025, labai iš tikrųjų faini bus metai, baigėsi karminiai procesai visi, bet be abejo turėsit tų visų dar likutinių dalykų iš karminių scenarijų, bet kadangi jūsgi sąmoningi, valdote savo realybę, jūs puikiai susidorosit, padėsit tvirtus pagrindus ateinantiems metams ir tada galėsit savo tvirtai pasakyti ir pajausti, kad nudirbote puikų darbą ir keliaujate toliau į sekantį pažinimą, kas bus komunikacijos metai, ar ne, ateinantis laukia, tokio verslumo metai, reikės įvyks daug pasikeitimų o užbaigiant karmą mes galime atidaryti visiškai naujus suvokimus ir naują pasaulį savyje. Tai tiek kol kas, truputėlį, jeigu išsamiau, tai rašykit, skambinkit, asmeninės sesijas taip pat rašykit, skambinkit. Tai kam suvibruoja, visada atranda kelią iki manęs ir jeigu aš kažkam vibruoju taip pat, tai aš noriu padėkoti jums visiems, tai kas klausė ir tegul jums visiems atsidaro širdis, tegul jums visiems ateina suvokimas, ypač savęs, ryškus ir aiškus, kas tai yra. Prabuskim, kviečiu jūs visus prabusti, atverti širdis, pasikelti vibracijas, jausti savo kūną, jausti visą aplinką ir būkite visi laimingi ir te mano realybėje reiškiasi tik mylimi, laimingi, turtingi, realizuoti ir žinantis, kaip valdyti pasaulį. Bučkiai, su meile Marija.